Pauliau, sveikas gyvas, kaip laikaisi, kaip darbai, kaip šeima, žmona, vaikai. Žiūrėk, kodėl kreipiuosi į tave dabar. Mes dabar keliavom su Laurinu. Sveikas. Ir, žinok, buvom kokiose 4 vietose skirtingose. Viena tikrai buvo Paryžius, kita kažkur kitur. Mačiau, kad vestuvių fotografai, jie turi savo kaip po parduotuvę, ofisą, saloną. Tai reiškia, kad mes einam, tarkim, po gatvį kaip va šita. Jeigu, aš nežinau, turbūt net pažįsti dabar iš šito vaizdo įrašo, kur mes čia esam, o gal jau ir pažįsti. Čia yra mūsų Granada. Mes šiandien truputį Granadą atvarėm. Ir panašu, kad giedrėja dangus, tai čia geras ženklas mums. Tai Pauliau, vestuvių fotografai turi savo tokius kaip salonus, kuriuose jie kaip ir pardavinėja paslaugas. Lietuvoje aš to nesu matęs. Čia, kur mes tą matėm, aš labai netkreipiau stipriai į tai dėmesio, aš tiesiog mačiau, kad yra. Gal tas pats pasiteisintų Lietuvoje. Dar tam pačiam ofisiuke lygiai taip pat tu galėtum, pavyzdžiui, ant drobės spausdintų savo paveikslus pardavinėti. Kas tau draudžia pardavinėti Dubajaus kokius nors paveikslus? Tai prasme... mane norėjo nutrenkti dabar. Tai va, tarsi ofisas vestuvių fotografui tau tiktų. Ir jo, ir šiaip kažkiek paveikslų pardavimai. Tik minusas tas, kad tada greičiausiai arba tu pats turėtum ten sėdėti, arba tu turėtum ieškoti žavios merginos, kuri ten sėdėtų už tave. Bet šiaip mintis man labai patiko, žinok, ir aš manau, kad Lietuvoje tas turėtų pasiteisinti. Niekur nieko panašaus nesu matęs Lietuvoje. Tai va, tokios mintis. Jeigu ką, duok žinoti, nes visai šiaip įdomi idėja.